Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus tarė, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai sakau, vienam kitą mylėti. Mes esame įpratę, nuėję į kokį renginį, ar į teatrą, kur daugybė žmonių, ar į šventę, į svečius, atsisėsti šalia žmonių, kuriuos pažįstam. Tas pats būna neretai ir bažnyčioje. Ir šios dienos skaitinys kaip tik ir apie tai kalba, kad yra tokia bendruomenė mūsų tikinčioji šeimyna ar bažnyčia, kurioje mes esame Jėzaus broliai ir seserys, viena šeimyna, kurioje tas velykinis džiaugsmas yra mūsų savybė, ne tik tai Velykų dieną ir antrą Velykų dieną, bet nuolatos. Čia ir mūsų šitam Jėzaus visame pasakyme slypi Dievo slėpinys, kad Dievo meilė tapo žmogui apčiuopiama arba tapo žmogiška, dalis šio viso pasaulio. Dievo meilė įgavo, mes sakome, žmogišką veidą. Ir ne tik tokia sentimentali meilė kaip filmuose ar kur nors kitur, bet ištikima meilė, ištikima iki mirties. Tokia, kuri mus išlaisvina ir mums duoda suprasti, kad esame mylimi ir todėl jaučiame saugiai toj bendruomeniai, kur žmonės stengiasi vis labiau tikėti, įsitikinti, suprasti, kad yra Dievo mylimi. Ir žinoma, į tą bendrystę mes įžengėme krikštu. Velyknaktį ar Velykų dieną mes atnaujinam krikšto pažadus ir šiaip žinome, kad esame krikštyti. Ir tuo mes įžengėme ir į bažnyčią ir susitapatiname su Kristumi, su Dievo sūnaus bendrystė. Ta mūsų bendrystė vienas kitą mylėti kaip tik ir išreiškia, kad mes nesame kokie nors tarnai ar vergai. Ir kai mes į Dievą kreipiamės, mes nesikreipiame kaip žmonės, kurie yra kniūpšti ant žemės vergai iš kažkokios vergystės, bet mes esame išlaisvinti, krikščionys yra stačiatikiai, stovi stati Dievui dėkoti ir jį garbinti ir su Dievu tartis, mes sakytume ir Dievo prašyti. Nėra išprašyti Dievo palankumo, kaip kokie vergai, bet kaip laisvi žmonės, kurie džiaugiasi tą bendrystę su Dievu. Ir tas taikoma ne tik kažkuriems vienuoliams, kunigams, nežinau, šventiems žmonėms, bet kiekvienam iš mūsų jauniems ir seniems, pagyvenusiems, nuliūdusiems, linksmiems, kas bebūtų. Mes esame kviečiami, pašaukti, atrinkti, kad atrastume tą šviesą, aiškumą ir suvokimą, kad čia yra mūsų kelias, mūsų kelionė paskui Kristų. Ir tie vaisiai, kurie pasilieka, kaip tik yra ta meilingoji bendruomenė, kuris stengiasi tarnauti vienas kitam, o labiausiai tiems, kurių teisės pažeistos, kurie skriaudžiami yra, nemėgstami, atskirti, kaip nors paribiuose žmonijos ar mūsų parapijos ar bendrijos Lietuvoje ar kitoj šaly.
ir žiūrėti, kaip mes galim vis labiau tą Jėzaus Kristaus broliškumą įgyvendinti savo tarpe.